Šiandien apsilankysime Mėnulio akmens parke, muziejus po atviru dangumi. Taigi, kadaise čia buvo Leonardavo dvaras, nežinau ar teisingai kirčiuoju, bet kažkaip panašiai. Ir dabar yra vos keli fragmentai likę, tačiau skulptorius Alfredas Pajuodis užpildė akmens skulptūromis šitą parką ir padarė modernaus meno muziejų po atviru dangumi. Čia, kiek teko domėtis, vyksta įvairios visokiausios stovyklos, o mes tiesiog galim nueiti ramiai pasivaikščioti, pasigrožėti, ką pavyko padaryti skulptoriui. Kūriniai turi savo pavadinimus. Pirmasis Akyčių bokštas, toliau dinozauro galva, į nieką nepanašus objektas, psalmė 1 dolomitas, kultūra ir natūra, horizontalės ir vertikalės granitas, lova, Giedrius Mazuras autorius, sraigių motina medis, dvasia ir materija, mėnulio akmuo, 3 kampai, šviesos spyruoklė, kirmėlių miestai, libido, vištakojo pėda, dolomito psalmė. Taigi nieko nelaukia ir pradėkime mūsų pažintį su šiuo parku. O štai kokia arka. Tiesą pasakius, ten yra QR kodas pradžioje, kurį nuskanavus atsivers tokia kaip ir interaktyvi kelionė po visą šitą parką. Tačiau man neužkrovė dėja, tai bandysiu tiesiog pasižvalgyti, ką pamatysiu, tą pafilmuosiu ir jums parodysiu. O, kaip įdomiai atrodantis. Akmenys akmenyje tarsi, iššokantis iš šonų. Štai dar vienas darbas. Na taip, skulptūros savitos. Čia be paaiškinimo iš tikrųjų sunku suvokti, ką jos reiškia. Bet įdomiai atrodo. Bet kokiu atveju. Čia kaip figūros trikampis, apskritimas, kvadratas. Ir viduryje buvo kaip senovės pagonių išskaptuotas tarsi. Čia tai man panašu kaip kažkoks jūrų arkliukas, išlindęs iš žemės, tarsi žiūri į dešinę ir išsižiojęs truputėlį. Tokia laisva interpretacija. O šita atrodo labai įdomiai. O štai čia tikriausiai yra buvę priklausiniai dvaro, kažkokie griuvėsiai.
Nors visos skulptūros tikrai įdomios ir matosi labai daug darbo įdėta, bet man įdomiausia atrodo štai ši lova su akmenimis viduje. Tiesą sakant, nežinau, ar čia sumanymas toksai specifinis, bet atrodo tikrai įdomiai, išradingai, meniškai. Štai. Ir taip išraižyta. Įdomu.